negu atrankoje? Šiaip rezultatas labai panašus kaip ryte. Nepataikiau posūkį ir finišą, tai gali būti dar rezervo. Bet jo, tikrai nustebau, kad patekau paskutiniu numeriu, nes 100 nėra kaip ir mano pagrindinė distancija. Tai labiau tikėjausi save kaip ir atiduoti 200, bet gavosi, kad eksinėra paukščiam. Ryte užsiminiai, kad treneriai šiek tiek keičia metodiką naujas, gal gali praplėsti mintį, kuo keičiasi? Taip pat savo buvusi trenerį Michailą, tai buvo viena metodika, Amerikoje buvo labai daug greičio, ryte vakare maksimaliai plaukdom, o Tadas irgi plaukia Amerikoje, tai kažkiek ta metodika mano bus panašiai Amerikos, bet šiek tiek proto ribose, kad vyktų visą superkompensaciją ir labiau gal individualizuota man. Linkimai išstumė iš finalo, kiek tai galėtų galbūt? O aš kažkaip nežiūriu, ką išstumiu, ką ne, stengiuosi iš visų jėgų plaukti ir žiūriu, kas gaunasi, o nebežiūriu, kas plaukia su manim, kas šalia ir panašiai. Sakai, kad tavo pagrindinė rungtis yra visai kita, bet ir praeitame čempionate likai visiškai per plauką nuo medalio šioje rungtyje. Gal kaip tik norisi dar daugiau pasitengti, sakai, kad rezervo turi gal iki to medalio patraukti? Šiaip būna, kad 100 metrų geriau pasiseka nei 200. Tikrai būna tokių varžybų, greičiausiai 100 aš labiau esu atsipalaidavusi, taip neapsikraunu kaip 200. Bet, sakau, kartoju, visada plaukiu kiek galiu tuo metu savo take, toliau žiūriu, kokia vėl tai yra. Tai tikrai ir džiaugsiuos medaliu, ir džiaugsiuos 8 vietą. Svarbiausias rezultatas ir asmeninis tobulėjimas. Praktiškai visa komanda stebėjo tavo plaukimą tribūnuose. Ar jaučiasi tas komandiškumas ir palaikymas komandos narių? Be abejo, matosi, kad didelė komanda, stengiamės pasakyti, kad palaikytų vienas kitą, tai tikrai to palaikymo užtenka, aišku, nesinori, kad leistų tiesiai į akis, bet tikrai jaučiasi, kad turim didelę komandą ir viskas supranta. Šį kartą aplenkėjai 30 maždaug sekundės Rūtą. Ar ir per treniruotės jūsų kažkiek tai sparingo lenktynės irgi kažkaip panašiai baigėsi? Mūsų treniruotės labai skiriasi, visai ką kito plaukia. Tai tokio kaip pasivaržymą per treniruotės, tai nelabai tenka per varžybas. Ar nustebino jos rezultatas, kaip plaukinis? Jinai daro, ką gali tuo metu, tai aš visada džiaugiuosi tai, ką jinai suplaukia. Ir čia yra jos kaip ir kelias ir negaliu nei kontroliuoti, nei džiaugtis, nei liūdėti, dėl to tai visada linkiu jai kuo greičiau plaukti, bet jinai pati renkasi, ką nori, tą daro. Turiu menį, kaip suplaukia, taip ir gerai. Čia keli plaukikai mūsų užsiminė apie tam tikrus nesklandumus. Justin Murdoch kalbėjo apie, kad savijauta nekokia, Danas užmigt negali, kaip pati jautiesi Singapūre. Šiaip kaip ir viskas gerai, aišku, labai sunku užmigti po visų tų prevarkautų, bet stengiuosi, ką gali geriausiai ir stengiuosi išsimagoti prieš tai, tai visada per varžybas prašiau miegų, bet stengiuosi tai nekreipti dėmesio ir atsistatyti šiek tiek kitais būdais.